tokį svarbę užduotį pasveikinti mūsų universiteto jubiliatus. Bet man labai liūdna, kad ne vienas iš jų šiandien... O, kaip gerai. Tai atsiprašau. Labai gerai. Pirmiausiai, tai norėčiau skirti žodžius visiems. Ir jie tinka ne tik jubiliatam, bet ir čia susirinkusiems. Brandus amžius yra privilegija, kurios sulaukia anaiptol ne kiekvienas. Kiekviena nauja raukšlelė mums sako, tu esi. Kiekviena kaktos vagelė tai emocijų istorija, kurią išgyvenome. Senjoro amžius ne kelialapis į niekur. Tai tiesiog laikas nieko neatidėlioti. Kiekvienas gyvenimo tarpsnis yra vienkartinis ir nepakartojamas. Nuoširdžiai sveikiname, o gal ir daugiau čia yra, kas švenčia gimtadienį, bet mes nuo savo universiteto norime pasveikinti Vaclavą Mišeikienę, sulaukusią gražaus jubiliejaus ir kur Vaclava? Andrius. Ir visiems siūlau prisiminti, kad net ir juodžiausią naktį kur nors spindi šviesa. Mes dar turim vis tiek pasakyti, kad šiandien labai norėjom čia pasveikinti ir pagerbti ilgametę Akmenės 3-ojo amžiaus universiteto rektorę Vilhelminą Stonienę, bet dėja dėl įvairiausių aplinkybių jos čia šį vakar nėra. Bet mes būtinai pasveikinsim, tai plojimai jai su gražiu gimtadieniu, su jubiliejiniu gražiu gimtadieniu. Taip pat labai norėjom čia pagerbti ir pasveikinti Reginą Kontutienę, kuri taip pat švenčia savo jubiliejų. Bet dėja Regina taip pat negalėjo čia dalyvauti, tai mes sveikinimus perduosim, o plojimus gal jie ir išgirstų, jeigu mes garsiai paplotumėm. Plojim smarkiau! Tikrai nusipelnė tų plojimų, aš irgi prisidedu prie sveikinimų visiems jubiliatams, visiems solenizantams ir galų gale mums visiems. Graži diena. Graži šventė, šokamės ir linksminamės!